Sąjungos piliečių? Europos Sąjungos piliečių tai reiškia daugiau laisvių, daugiau galimybių, bet ir tam tikri įsipareigojimai ir atsakomybė. Laisvai judėti po pasaulį, ne taip, kad anksčiau negalėjom niekur išvykti. Europos Sąjungos piliečiai man tai yra gerai, kad saugumas pirmoje eilėje. Yra taip visos galimybės, tiek jauniem, tiek vyresnio amžiaus žmonėm. Jaučiuosi gerai. Laisvė, šviesa, gerovė, tikriausiai viskas, kas pozityvumas, tai daugiausiai reiškia. Europos Sąjungos piliečių tai jaučiuosi laisva, visur galiu keliauti, ką noriu pirkti, turiu darbą, džiaugiuosi gyvenimu. Tai daug saugiau ir daug drąsiau, dideliai šaly, didelių draugų būry, daug smagiau ir daug tvirčiau jautiesi. Supratau, ačiū. O jeigu Europos Sąjunga būtų žmogus, kokią jūs ją įsivaizduojate? Oi, ilga palaukė, geltonkasė lietuvaitė, visada linksma, visada kviečianti į būrį, visada telkianti, tai gal tokia. Na tai įvairiapusis, išsilavinęs ir įdomus žmogus, aišku, toksai, su daug savo ir pažiūrų, ir minčių, ir viso kito. Jaunas, liberalus ir nuoširdus. Pirmiausia, kalbėsiu apie vidinės savybės. Tai pirmiausia, tai būtų labai stiprus žmogus, ambicingas žmogus, labai darbštus, sąmoningas, laisvas, aistringai siekiantis sužinoti viską, sveikas, sportuojantis. ją apibūdinčiau kaip gražiausią deivę Afroditę, kuri gimė iš pupos. Tokia nuostabi kriauklė, tokia standartiniai dydžiai, 90, 60, 90, šviesia plaukė blondinė, pasikvepinusi pačiais geriausiais prancūziškais kvepalais. Ačiū. Ir gal galit pasakyti sveikinimą Europai Europos dienos proga? Visiems europiečiams linkiu kantrybės, linkiu investuoti į savo saugumą, kad visos ES šalys būtų vieningos ir kad ypač rytų flangas būtų dar tvirtesnis ir kad iš jo nepasitrauktų Amerikos kariai. Todėl mums reikia stipriai investuoti į gynybą. Taikos? Pirmiausiai tai taikos, kad karos greičiau baigtųsi, kaip kad Ukrainoje dabar vyksta. Ir susiklausimo tarp valstybės vadovų reikėtų ir šis susikalbėjimo, susiklausimo, kad vienas kitą girdėtų. Kad kuo daugiau būtų dar šalių Europos Sąjungoje,
tuo bus smagiau ir saugiau gyventi. Kad būtum laisva, kad būtum tvirta ir kad būtų visoms ES šalims gera kartu gyventi, dirbti, kurti ir tvirtėti. Kad jinai ir toliau egzistuotų, gyvuotų ir klestėtų, kad nebūtų taip, kaip iki tol buvo, ką mes išgyvenome. Tai va tai, kad būtų laimingi visą laiką ir kad visi gyvenantys būtų laimingi. Visai Europai norėčiau palinkėti laisvės, dar daugiau šviesos ir būti geri vieni kitiems. Europos dienos proga noriu palinkėti, kad Europa būtų laisva, kad joje nevyktų karas, kad nebūtų blogų dalykų, kad būtų tik taika ir laisvė, laimė, kad džiaugsmas visur tvyrotų. Gero, tai gero. Kad viskas bus kuo geriau, kuo ramiau. Hello, greetings from Latvia. We wish all Europeans a future filled with peace and unity. Democracy is a value we believe should be celebrated. United in diversity! Hello everyone, happy Europe Day from Romania. I wish all of the people to have a prosperous future, unity, and most important of all, peace. Hello, happy Europe Day from Tunisia. I wish you all very good days filled with love, peace, prosperity, and equality for all. Peace. Hi, happy European Day from Egypt. My name is Dimiana Som and I hope for peace, friendship and unity. I visited Germany and I hope to visit Europe again. You are so kind and we all love you. Happy European Day, dears. Bye bye. Europa, su tavo diena mes tau linkime laisvės, taikos, bendrystės.